viskas vyks šio mačo pradžioje ir tada galbūt bus lengviau komentuoti. Lietuvos komandos startinis penketas labai panašus į tą, kuris galėtų būti Europos pirmenybėse. Jonas Valančiūnas, jo blokas pirmasis. Rusijos komandos lyderiai Aleksejus Švedui, Mantas Kalnietis, Renaldas Seibutis, Linas Kleiza. Iš tikrųjų taip ir šiai akimirkai matom, kad Rusija, nu dabar vėl du baudos metimai, pažiūrėsim gal. To, kad ir jam, ir Kulaginui visiškai tas pats žaisti atakuojančio gynėjo ar žaidėjo pozicijoje, kas turi kamuolį, tas ir daro. Fantastiškas Martyno Pociaus prasiveržimas, sunkus ir gražus 2 taškai Lietuvos. Pirma efektyvu. Labai juokingai dabar pameta iš po krepšio Dmitrijus Kulaginas ir štai toks Mindaugo Kuzminsko dėjimas iš viršaus. 13-8 Lietuva priekyje, Vasilijus Karasiovas prašo minutės pertraukėlės. Reaguos rusai, kaip mes sureaguosim, bet dabar Valančiūnas dengia Švedą, keičiamės daug, įvairiose. Labai puikus prasiveržimas. Ir vėl pirmas pasas prasiveržimas, aš galvoju, mums to trūko anksčiau, mes per daug akademiškai žaidėm, per daug, dabar yra galimybė. Ir iš karto išnaudoja ir Martynas Pocius. Didelį tempą ir aš galvoju... Mindaugas Kuzminskas atkovoja kamuolį. Geras. Jeigu laimėtumėm sidabrą Slovenijoje, gal nebūtų blogai. Numuša kamuolį Jonas Valančiūnas. Pasvojasi. Toks keisti ten tie. Brinovičium plus aukštas mobilus Kuzminskas, Seibutis aštrus, taip kad gražiai atrodo, labai aštriai, gražiai, lengvai. To norėtųsi matyti. O rusai nenori to matyti ir Vasilijus Karasiovas broliai bus rinktinėje. Na, čia klausimas greičiausiai Jonui Kazlauskui. Ir fantastiškas, tiesiog fantastiškas perdavimas iš Donato Motiejūnų rankų. Po krepšių Jonui Valančiūnui 2 taškai. Kažkas turi įvykti, nes taip laukiant ir plaukiant pasroviui, tai nieko nevyks, nors čia jų problemos ir nereiktų. Valančiūnas iš baudos aikštelės. Iš tikrųjų, jokio skirtumo, koks toks Svarbu, kad pataikytų. Svarbu, kad pataikytų. Gali koją spirti, jeigu įkristų. Nu va, prasideda. Ir užbaigti tą ataką. Taip. Mindaugas Kuzminskas. Pražanga puolime ne Mindaugui Kuzminskui. Prasižengia Robertas Javtokas. Robertas Javtokas prasižengia antrąjį kartą.